Mauzerio, aš skaitau, kad gana klausytis visų tų, žinot, politologų, visų tų globalizacijos ekspertų, visų tų Amerikos Gosdepartamento finansuojamų portalų. Trečio pasaulinio karo nebus. O tai. Gal sudalyvavot netyčia kokioj vietinės reikšmės, kokioj antimaidano eisenoj? Ne, aš tiesiog pasižiūrėjau vokiečių dokumentinį filmą apie Putiną, jo jaunystę, darbą Dresdene ir ten aiškiai yra įrodyta, kad jis buvo nutukęs, mėgo išgerti ir muždavo žmoną. Nu, o kaip tai susiję su trečiuoju pasauliniu karu? Karo nebus. Kas sukelia karą? Ekscentriški, paranoidiniai diktatoriai, psichopatai norintys valdyti visą pasaulį, visokie šizofrenikai ir pamiškeliai. Pamiškeliai. Taip, pamiškeliai, taip. Vat, o pažiūrėkite Putiną. Nutukęs girtuoklis, lūpantis brangiausią žmogų žmoną. Taigi čia yra tikriausias normaliausias rusas ir vyras. Tokiems nereikia karo. Ne, tokiems reikia išgerti, įmontuoti žmonai į lempą, pažaisti domino lauke su kitais tokiais ir eit miegoti. Tokiems reikia ryte atsikėlus pabučiuoti žmoną, sakyti, извини, что вчера тебя избил, но сегодня этого не будет. Per kovo 8 padovanoti jai gėlių, sakyti, женщины вы наши, кто мы без вас, наши любимые женщины. Įvažiuoti į darbą, darbe per pietų pertrauką prisigerti, grįžtant namo, pakeliui dar prisigerti, vėl prilūpti žmoną ir viskas. Tai kam tokiem žmonėm karas? Nebus jokio trečio pasaulinio karo. Nu gerai, o jeigu ant baltosios karštinės priepolio? Ja, nu kaip jūs nesuprantat, saugusi pelė ir tokius. Tam yra žmona. Duodi į lempą, ryte atsiprašai, pabučiuoji. Ir viskas. Koks jums karas? Nu, bet žiūrėkit, dabar žmonos neturi, negeria ir nenutukęs. Ir dar dabar konkretus psichopatas. Nu jo, bendrai, palaukit, kaip čia dabar. Problema. Reikia jam staigiai surasti moterį ir kad būtų su plačiu veidu, kad nebijotų gauti lempą. Kas čia galėtų būti? Merkel? Ne, turi vyrą. Grybus? Ne, nuo jos pats gautų į snukį. Kardashian? Nu, o kam ta Kardashian, kai Kabajeva nieko nesiskiria? Na, tai moteris reiškiasi yra. Reiškiasi lieka dvi bėdos. Gražinti prie girtavimo ir nutukimo. Kas čia galėtų pasitarnauti? Gal Beata Nicholson su savo picomis? O, čia mintis. Nicholson, Beata, klausyk, pūgerą, atidaryk kokį restoraną Kremliui, apsaugok mumis nuo trečio pasaulinio karo.